Skaitinys iš laiško Žydams. Broliai, Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kurį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų ir teisia širdies sumanymus bei mintis. Jam nėra jokių paslėptų padarų, bet visa yra gryna ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą. Taigi tvirtai laikykimės tikėjimo. Mesgi turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes, visai bandytą, tačiau nenusidėjusį. Todėl visiškai pasitikėdami artinkimės prie malonės sosto, kad pasiektume gailestingumą ir rastume malonę patirti pagalbą deramu laiku. Tai Dievo žodis. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Tobulas viešpaties duotas teisynas, jis dvasią gaivina. Pasakymas viešpaties tvirtas, išminties moko varguolį. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Įstatymai viešpaties tiesūs džiugina širdis, paliepimas viešpaties tyras, akims duoda šviesybę. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Viešpaties baimė gryna, tveria per amžius, viešpaties sprendimai tikri, visi aliai vieno teisingi. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Mano kalbos ir mano mintys tave te pasiekia. Viešpatie, tau te būna malonios, tau, mano uolai, vaduotojai mano. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpats mane pasiuntė nešti gerosios naujienos vargdienėms, skelbti belaisviams išvadavimo. Iš Evangelijos pagal Morkų. Jėzus vėl nuėjo paežerę. Ištisa minia rinkosi prie jo, o jis juos mokė. Praeidamas jis pamatė Levį, Alfiejaus sūnų, sėdintį muitinėje, ir tarė jam: sek paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Kai Jėzus Levio namuose buvo pasodintas prie stalo, daug muitininkų bei nusidėjėlių sėdosi su juo ir jo mokiniais, nes daug buvo tokių, kurie sekė paskui jį. Rašto aiškintojai iš fariziejų, išvydę jį valgantį su nusidėjėliais ir muitininkais, prikišo jo mokiniams: kodėl jis valgo su muitininkais ir nusidėjėliais? Tai išgirdęs Jėzus atsiliepė: nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių. Šiandieną maldų už krikščionių vienybę savaitės pradžioje nuskambėjusioje Evangelijoje girdime pašaukimo eiti paskui žodžius. Sek paskui mane, eik paskui mane. Esminį žmogaus gyvenimo pokytį – eiti paskui jį susitikus viešpatį. Ir tikro atsivertimo vaisių prie bendro stalo, kur vietos pakanka kiekvienam klausančiam, trokštančiam ir atviros širdies Dievui žmogui. Šios dienos kvietimas yra pamatyti artimą žmogų naujų žvilgsnių, kitomis akimis. Ypatingai šioje maldų už krikščionių vienybę savaitę. Pamatyti naujų žvilgsnių, kitomis akimis. Matyti ne tik klaidas, skilimus ar netobulumus. Jėzus sugrąžina tiems susėdusiems su juo prie bendro stalo orumą ir suteikia viltį. Krikšto orumas, krikščioniškas orumas ir mūsų
bendrakeleivystės viltis. Sėstis prie bendro stalo reiškia išpažinti bendrumą, bendrauti, vienytis, dalintis gyvenimu. Šiandien mes kiekvienas galime paklausti, dėl ko aš sėdusi prie bendro stalo, su kuo sėdu prie bendro stalo, o su kuo nenorėčiau sėstis. Apie ką mes kalbamės prie bendro stalo? Ar tos kalbos suteikia kitiems džiaugsmo ir vilties? Šiandien bendras stalas yra mūsų šeimose, kur tampa mūsų šeimų centrinė kertinė vieta. Bendras stalas yra mūsų tarpusavio santykiai visuomenėje. Bendras stalas yra kiekvienoje bažnyčioje altorius, prie kurio susirinkėme švenčiame Eucharistiją. Bendras stalas yra mūsų širdis, kurioje mes esame kviečiami pažvelgti per Dievą į kitą, šalia esantį žmogų. Mano gyvenime yra bendras stalas, su kuo sėdu, apie ką kalbuosi, ko nenorėčiau sutikti. Ir Evangelija šiandien mini, jog veidmainystei, arogancijai ir paniekai nėra vietos Jėzaus stalo draugijoje. Galbūt ir manyje, kuris kalbu ir kuris klausau, gali kartą išmėgstelti šioks toks didesnis teisuoliškumas. Todėl ir turime leistis, kad Jėzus mus paliestų ir gydytų. Prašyti, kad mūsų arogantiškos, teisiančios širdis būtų perkeistos, kad galėtume sėstis prie stalo su Jėzumi. Turime šiandien atpažinti, kur galime ištiesti ranką ir nešti viltį, kaip galima priimti Jėzų kitame žmoguje ir švęsti jo buvimą. Šiandien esame kviečiami tokiais būti. Šiandien yra kviečiama tokia būti bažnyčia Dievo tauta. Matoma, girdima, stebinanti ir gebanti kurti, turinti bendrą stalą, skleisti meilę, liudyti prigimties, vertybės pasauliui ir semtis veikimų jėgų iš vienybės, nuo stalo bendrystės vienybės. Metai, kuriuose esame, jubiliejiniai metai, patirtis, kurios mus paliečia, ypatingai prašo mūsų vienybės. Nuostabu, kad šiemet švęsime Velykas visas krikščioniškas pasaulis, visos krikščioniškos bendruomenės kartu tą pačią dieną. Šie jubiliejiniai metai mus prašo ypatingos vienybės. Vienybės savyje, vienybės bendruomenėse, vienybės vyskupijose, pasaulyje, visų krikščionių tarpe, nes mus daugiau jungia nei skiria. Ir mūsų krikščioniška vienybė yra visų mūsų skirtingumuose išryškėjantis grožis. Ir mūsų galia pasaulyje, krikščioniška galia pasaulyje, kurią turime šiandien dar kartą susigrąžinti ir leistis jai tapti aktyviai pasaulyje, tai pašventinti pasaulį. Priminti, kad pasauliui ir mums visiems reikia Dievo. Vienybės kelias yra sugrįžimo kelias. Vienybės kelias yra Dievo kelias. Turime sugrįžti į savasias bažnyčias. Pandemijos baigėsi seniai. Pasiteisinimai yra subliuškę. Mūsų krikščioniškas gyvenimas pavirtęs nieko neįpareigojančiais kultūriniais paprotiniais reiškiniais, kelia pajuoką pagonims ir tampa šiandien pasaulyje praliejamų krikščionių kraujo gėdos liudijimu. Mes šiandien turime sugrįžti į bažnyčias. Turime sugrįžti prie maldos ir sakramentų, prie vienybės altoriaus. Mums būtina sugrįžti prie dorybių gelmės. Mums būtina ydas pašalinti. Mums būtina vienybė prieš šėtono siautėjimą įvairiais šiuolaikiškumo pavydalais ir tokiais žavingais pasiūlymų gausa. Viskas dėl tavęs, viskas tau,
esi ir būk pripildytas savimi, o kokia šėtoniška skaldimo pagunda. Viskas dėl tavęs, viskas tau, esi ir būk pripildytas savimi. Bet vienybė ne tai. Vienybė tai būti pripildytam kito, save pripildyti kitu ir leistis kitam pripildyti save. Štai ko mes meldžiame šią krikščionių vienybės savaitę. Eiti pas Jėzų, sekti jį, sėstis prie bendro stalo, veržtis link jo, būti jo paliestiems, pastebėtiems, priglaustiems, o svarbiausia išgydytiems. Vienybė gydo istorijos žaizdas, bendruomenių žaizdas, įsisenėjusias ir tik ką šiandien padarytas. Vienybė visuomet gydo. Pas Jėzų sugabenami įvairiausi ligoniai, yra pagydomi. Ar mes einame pas Jėzų su savo sunkumais? Ar tikrai mes norime vaisingai išgyventi šią krikščionių vienybės savaitę? Ar vien tik pasitelksime ir pasitenksiname banaliais maldų vakarais, nieko neįpareigojančiais nuolankiais žvilgsniais, skambiomis kalbomis, bet be kasdienybės, be Jėzaus, be tikrų krikščionių vienybės savaitės vaisių? Turim saugoti, kad ši savaitė netaptų veidmainiška. Tik pliusas dėl buvimo, tik metų savaitės įvykis, bet kad būtų vaisius, vienybės vaisius. Galbūt galvojame, kad mes negalime būti paliesti Kristaus, nes esame tarsi minioj. Tačiau iš tiesų paliečiame Jėzų Eucharistijoje. Gyvai susitinkame su juo mišiose. Kai priimam Jėzų savo širdį, tomis glaudaus susitikimo akimirkomis mes esame kviečiami parodyti Viešpačiui savąsias žaizdas, savąjį trapumą, savuosius susiskaldimus, aroganciją, pyktį, priešiškumą, krikščionių vienybės sudarkomą Jėzaus tuniką ir prašyti išgydymo bei stiprybės. Tokia bažnyčia, toks nesušukuotas Jėzus geba burti visus. Prie bendro stalo šiandien girdėjome muitininkus ir nusidėjėlius, turtuolius ir vargšus, nuskriaustuosius ir teisiuosius. Jie visi prie stalo įliejami į vieną bendriją, kuri apimta atlaidumo ir gailestingumo. Ją sudarantys žmonės pažįsta ir turtų, ir galios, ir bejėgystės šaltinį. Jis pasirodo paprastas ir kartu nepaprastai nuodingas. Jėzaus bendrijos žmonės pažinę nuodėmės nuodą nepuola smerkti ir kaltinti. Ieško galimybės mylėti, kad galėtų pasidalinti malonės džiaugsmu. Sunkiausiai to džiaugsmo pasiekimi būname kartais mes. Padorus, moralizuojantis, administruojantis. Gal todėl, kad bet koks džiaugsmas prasideda nuo juoko, o juk taip bijome juoktis ir su atlaidžia šypsena pažvelgti net į save. Krikščionių vienybės kelias yra gebėjimas su šypsena pažvelgti į save, o gal ir su rimtumu, pasižiūrėti, kaip kvailai esame istorijoje pešęsi ir draskę Viešpaties apsiaustą. Kaip kvailai pasaulyje elgiasi tarpusavyje krikščionys. Gal sustot? Gal to jau pakanka? Ar dar turime rysti žemyn? Ar dar turime purvintis toliau? O gal vis dėlto jau pakanka? Turbūt čia ir yra visa dieviškos meilės paslaptis, kad Dievas niekada niekam savęs neprimeta. Jis ateina ten, kur randa atviras duris. Kaip pasakyta, štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pasiužėsiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Jis ateina, kur žmogus jaučia stygių, kur negali būti patenkintas savimi. Nesvarbu dėl ko. Kilmės, išsimokslinimo, religingumo, teisumo ar dar nežinia ko.
Mūsų nesėkmė žaizdos, nuodėmės, paklydimai yra mūsų atvertos durys Dievui. Jei tik tai suvokiam ir įsivardinam. Nes pralaimėję gyvenimo kovą, šaukiamės Dievo. Sunku išgyventi tą Dievo artumo poreikį, kai mums viskas sekasi gerai. Bet jeigu taip atvirai, ar ta sėkmė nėra tik saviapgaulė? Argi yra bent vienas žmogus, kuriam iš tiesų pakanka savęs paties? Ar nėra taip, kad daugiau ar mažiau kažkas gyvenime sugriūna, kai savos ar svetimos nuodėmės sugrįžta ligomis, nelaimėmis, ar dar kitomis rykštėmis, ar kai pasijuntam bejėgiai pagundų akivaizdoj? Taip, mums visiems reikia Dievo. Šią vienybę savaitės pirmąją dieną, išgirdus žodžius, sek paskui mane, atsikelti ir nueiti paskui jį, atsisėsti su juo prie bendro stalo ir nustoti draskyti viešpaties apsiaustą, bet tikrai įtikėti, kad mūsų visų krikšto orumas yra mūsų stiprybė ir mūsų kvailas tarpusavio elgesys, draskantis viešpaties apsiaustą, yra juokas pagonims ir gėda šiandien krikščionims pasaulyje dėl Jėzaus vardo praliejantiems kraują. Susėsti prie bendro stalo. Mums visiems šią vienybę savaitę labai reikia Dievo. Homiliją sakė kunigas Ričardas Doveika.